Kai apie pramogas prie šiltų vandens telkinių reikia pamiršti iki kito sezono, dažnas statybų gido žiūrovas ieško pirties ar paprasto kubilo teikiamų malonumų. O jeigu kalbame apie tokią sveikatinimo įrangą, mums aktuali ir inžinerinė reikalo pusė. Pavyzdžiui, kubilas – ir mėgiamas, ir nesudėtingas, ir universalus sprendimas. Kai mes sukūrėme savo purškiamą termoizoliaciją, tai greičiausiai vieni pirmųjų mūsų klientų patapo kubilų gamintojai. Jų Lietuvoje yra tikrai daug, labai daug. Lietuviai aprūpina visą Skandinaviją, į Vokietiją, netgi į Lenkiją tiekia savo kubilus, kur, patikėkite, reikalavimai gerokai jau paaukštinti. Iš pradžių tos kubilus šiltindavo, polistirolo juosteles klijuodavo. Paskui susigalvojo, tiesiog purkšdavo paprastomis putomis, tokias gyvačiukės raitydavo ir užtrukdavo vieno kubilo apšiltinimas, 40 minučių, valanda galbūt. Kai pristatėm savo produktą, tai iš 40 minučių, iš valandos tas purškimas užtrunka dabar jau 5 minutės. Produktas turi žymiai geresnę lambdą, šilumos laidumo koeficientą, tai vėlgi tai greitai, patikimai, šiltai. Būtent meistrai siekiantys pasiūlyti kokybišką ir ilgaamžį sprendimą įvertino Lietuvoje gaminamų poliuretanų putų savybės. Patys suprantate, kad kubilas tai ne kampuota patalpa, prie kurios sienų be problemų priklijuosi, pavyzdžiui, putų polistireno gabalą. Tačiau toks šildymo būdas tinka ne tik kubilams. Pirtelės yra šiltinamos, sakyčiau, keliais skirtingais metodais. Tai vienas iš tokių metodų galėtų būti mūsų purškiama termoizoliacija. Ne vieną tokią pirtelę pats žinau, pats joje buvau, pats mačiau, kaip jie atrodo po kelių metų. Kubilų gamintojai šias medžiagas jau naudoja, o štai įvairių architektūrinių formų pirtelių statytojai panašu tik dabar atranda poliuretano putų privalumus. Aišku, jei pirtelės konstrukcija nėra ypatingai šilta, tai tiesiog reikia stipriau pakaitinti krosnelę. Bet Lietuvoje gaminamo šiltinimo medžiagos leidžia pakelti pirtelių konstrukciją, kaip sakoma, į kitą lygį. Įvairūs nestandartinių formų paviršiai, lenkti, lankstyti ar kitaip originalūs tikrai nėra kliūtis, jei norite šiltos ir ilgaamžės konstrukcijos. Gamintojai neslepia, kad iki šiol bandoma suktis iš padėties, atvirai sakant, senamadiškais ir mažiau efektyviais sprendimais. Kaip poliuretano putos yra inovatyvus ir ilgaamžis šiltinimo būdas visiškai be jokių šalčio tiltų. Galima sakyti, tai ne tik šiandiena, tai yra ateitis, netolima perspektyva. Tai reikia tik pasidomėti privalumais, kurių tikrai daug. Pašnekovas atremia skeptikų argumentus, kad pirtims ir pirtelėms, kuriuose temperatūrų svyravimai būna tikrai dideli, kyla neišvengiama medienos grėsmė – pelėsis. Poliuretano putos jos yra sudarytos iš porų. Tai yra burbuliukai, kurie susikabinę vienas prie kito, maži burbuliukai. Ir putose iš principo pelėsis neatsiranda. Pabandykit patys prisiminti, pabandykit pasiklausinėti pažįstamų meistrų, ar yra kas matė, kad putose būtų pelėsis. Jo tiesiog ten nebūna. Nes tai, pati medžiaga iš savęs, jinai nepalaiko pelėsio. Poliuretano putos bijo dviejų dalykų. Pirmas, atviros saulės spindulių, ultrafioleto. Reiškia, tai turi būti visiškai paslėpta nuo saulės. Antras dalykas, jos negali būti pastoviai mirkomos vandenyje. Jeigu šito nėra, tai aš taip galvoju, tos putos pragyvens bet kurią pirtelę, bet kurį statinį. Ir dar viena šiais laikais ypač aktuali savybė. Galima greitai ir paprastai apšiltinimo darbus atlikti savo rankomis. Nereikia samdyti meistrų, kurių paslaugos šiais laikais dažnai kainuoja kur kas brangiau nei pačios medžiagos.